Sveiki. Na, kaip Saulius be nuotykių. Nuotykiai tęsiasi. Su Olimpos paplūdimyje. Netoliese randasi senovinis Olimpos miestelis, kaimas. Kuom ypatingas šis paplūdimys? Na, aš jums parodysiu vietas, kur jūrų vėžliai užkasa kiaušinius. Na ir čia išsirita vėžliukai. Žiūrėkit, kokie gražus pavakario vaizdai. Po šiuo atitvaru yra užkasti vėžlių kiaušiniai. Na kągi, mes priėjome prie įėjimo į senovinį miestą Olimpos. Kadaise čia klestėjo miestas, uostas. Na, dabar liko tik prisiminimas griuvėsiai. Greitai nuskraidino Pegasas didvyrį prie Likijos kalnų, tenai, kur gyveno baisioji Chimera. Chimera pajuto besiartinantį priešą ir iššliaužė iš tamsaus urvo, galinga, baisi, viską deginanti liepsna veržėsi iš 3 jos nasrų, dūmų kamuoliai aptemdė orą. Aukštai pakilo Belerofontas su Pegasu ir iš aukštybių vieną po kitos ėmė leisti strėles į Chimerą. Įniršusi jį daužėsi į uolas ir jas vartė. It pasiutusi lakstė po kalnus. Pamojuok. Viską degino, jos pjaudama liepsna. Visur persekiojo ją Belerofontas su savo sparnuotu žirgu. Chimera niekur negalėjo pasislėpti nuo taiklių didvyrio strėlių, kurios visur ją pasiekdavo. Užmušė grėsmingąją pabaisą Belerofontas ir įgijęs didžią šlovę sugrįžo pas karalių Batą. Lipam. Nukalsime, kad bus šalta, pasiėmėm tą patį Dabar tokį lipimą, tai jau Jadi
Jó, úgy gondolom, oda föl már nem menjünk, ott sincsenek nagyobb lángok. Nem sietünk, drágák. Štai ir pasiekė mes. Nuostabiausias Kemero. Sunkus buvo kelias į kalną. Na, bet verta buvo. Pavyko įveikti kilometro aukščio kalną.